XIX amžiaus antroje pusėje pastatytame karinėme forte įsikūręs jūrų muziejus nuo pat pirmųjų jo dienų lankomiausias Lietuvoje. Laidoje papasakosime istoriją nuo forto iki jūrų muziejaus. Susitiksime su jaunu, charizmatišku, įdomiu Klaipėdos dramos teatro aktoriumi, dievinančiu gatvės pasirodymus ir garsėjančiu netradiciniais pomėgiais Viačeslavu Mickevičium. Laidą Kultūra Plius žiūrėkite netrukus. Labas vakaras. Jau tradiciškai Baltikum televizijos eteryje su jumis sveikinasi laida Kultūra Plius. Lietuvos jūrų muziejus įsikūręs XIX amžiaus kariniame ir marinistinėme paveldo objekte Nerijos forte. Kito tokio karinio įtvirtinimo išlikusio Lietuvoje neturime. Šiandien laidoje norime papasakoti istoriją nuo forto iki jūrų muziejaus. Minčių militarizuoti Kuršių neriją, tiksliau šiaurinę jos dalį, būta jau XVI amžiuje, siejant naujus galimus įtvirtinimus su Klaipėdos pilimi. Greičiausiai buvo galvota ne apie šitą vietą, o ties Smiltynę. Na ir buvo tokia mintis, ar reikia ten ką nors statyti tam, kad jeigu priešai išsilaipintų į neriją, ar jie galėtų, sakykime, kenkti miestui, piliai ir panašiai. Na, buvo analizuojamas tas klausimas ir yra toks atsakymas žinomas iš to laikmečio, kad neverta čia statyti jokių įtvirtinimų, nes artilerija neprišaudys ten ir tie priešai nelabai čia ką gali nuniokoti ir ypatingai ką čia padaryti. Antrą kartą prie šios minties grįžta XVIII amžiuje. Tuomet Samuelis Lilentelis buvo suprojektavęs blokhauzą, medinį statinį, fortą su pabūklų aikštelėmis ir gynybiniu grioviu. Tačiau šis projektas nebuvo realizuotas. Trečiasis bandymas čia įrengti gynybinius įtvirtinimus buvo sėkmingas. Buvo tiesiog padarytas pilimukas, iš pradžių pėstininkų šansas, tai yra padarytas, reiškia, kvadratėlis toks supiltas, apjėstas grioviu. Matyt, galvota, kad tai galėtų pasitarnauti, jeigu priešo desantas išliptų. Ši nauja ir kitame krante buvusi baterija turėjo saugoti įplauką į uostą. Po kelių dešimčių metų šis nedidelis įtvirtinimas Kopgalyje buvo apleistas ir tik vienijantis Vokietijai atsirado lėšų rimtesniam gynybiniam postui įrengti. Buvo nuspręsta įtvirtinti visus Prūsijos uostus, tame tarpe ir Klaipėdą, ir mestos gana nemažos lėšos. Ir taip, mūsų Klaipėda įgyjo tokios tvirtovės, jūrinės tvirtovės didesnius kontūrus. Tai yra 1864 metais buvo pastatytas Nerijos fortas, kitoje pusėje, kur dabar Žalgirio stadionas, Miško fortas, ir sustiprinta citadelė, tai yra piliavietė. Pilis gynė Danės upėje esantį uostą, o du fortai įplauka į uostą. Į Klaipėdos gynybą buvo žiūrima labai rimtai, tačiau vėliau labai greitai vystantis artilerijai buvo nuspręsta, kad tokie fortai savo funkcijos gerai atlikti negalės. 1888 metais buvo sunaikintas Miško fortas, jo likučiai integruoti vėliau į stadioną. Na ir 1890 metais, palaipsniui fortas buvo perduotas uosto žinion. Dar kurį laiką forte gyveno kariškiai, tačiau 1897 metais pastatas tapo civiliniu objektu. Viduryje forto esantis centrinis redutas buvo apgyvendintas, čia kurį laiką veikė Kopgalio mokykla, o ant forto pylimų pastatytas semaforas rodantis vėjo kryptis. Tarpukariu čia įsikūrė pasieniečiai, o 1939 metais Klaipėdos kraštą užėmus Vokietijai, fortas vėl grąžintas kariškiams, kurie čia išbuvo iki 1945 metų. Fortas bandytas nesėkmingai išsprogdinti, tačiau matyt nesuveikė tinkamai, reiškia, ir nesprogo visas, sprogo tam tikra dalis centrinio reduto ir žuvo tie sprogdintojai yra žinoma, nes jų palaikai buvo rasti būtent čia. Po 1945 metų visa Smiltynė priklausė pasieniečiams. Čia buvo griežta kontrolė, į šią Nerijos dalį kurį laiką nekėlė jokie keltai. Galiausiai 20 amžiaus 80-metyje čia įkurtas jūrų muziejus, kurio pirmoji ekspozicijų salė, kol buvo atstatytas apgadintas fortas, 8 metus veikė Herkaus Manto gatvės 14 numeriu pažymėtame name. Tokia muziejaus įkūrimo idėja pirmiausia gimė Alfonsui Žaliui, prie kurio vėliau prisijungė kiti bendraminčiai.
kartu su architektu Petru Lape ėmėsi kurti jūrų muziejų. Iš pradžių galvota tik apie akvariumą, paskui vis tik tai prasiplėtė ta mūsų muziejaus vizija, stengiamės įjungti ir laivybos istoriją, ir etnografija taip atsirado, ir pagaliau tie laivai krante didžiuliai. Pirmieji darbai Nerijos forte, norinčiai įkurti muziejų, buvo pradėti 1972 metais. Klaipėdos miesto vykdomasis komitetas tvirtovės atstatymai paprašė vyriausybės 300 000 rublių. Tai buvo niekingai maža tuo metu, tik sakant, suma. Ir buvo lengvai leista daryti, o iš tiesų buvo paimti pinigai iš žvejų, kurie turėjo pinigų labai daug ir negalėjo irgi panaudoti. Kodėl kažkokioj Klaipėdoj daryti akvariumą, jeigu nėra Maskvoje? Mes čia pirmieji visoje toj didžiuliai, milžiniškoj šaly darėm tą dalyką. Tai todėl buvo prisakyta, kad tyliai dirbkim, nesigarsinkim. Na ir aišku, kas įdomiausia, kad buvo pasakyta ir žurnalistam, laikraščių ir televizijos žmonėm, kad nelįskit į tą muziejų, reiškia, palikite ramybę, tegu savo tyliai dirba. Pirmiausia buvo atlikti forto išminavimo darbai ir nors kasant iš ekskavatoriaus kaušo byrėjo įvairūs sprogmenys, o šios transporto priemonės vairuotojų stiklo vietoje buvo įtaisytas plieno šarvas, statybos sparčiai judėjo į priekį. Tuo tarpu muziejininkų didžiausia užduotis buvo rinkti eksponatus. Ne visur galima buvo ir su technika dirbti, kur reikėdavo rankų darbo, ten su kastuvu pasidarbuoti, taip visuomet mes gaudavom pagalbos, sulaukdavom. Na, o aplamai, tai jeigu jūs įsivaizduotumėt tą Kopgalio tvirtovę, tai visa buvo apsupta gynybinių griovių ir pylimais. Tai kad galėtų technikai važiuoti, kad galėtų ten ir baušninis kranas dirbti, statant šitą centrinį baseiną, reiškia, čia viduje buvo prakastas pylimas, užpiltas tas gynybinis griovys ir visa technika įvažiavo iki pat šito pastato vidurio ir iš ten savo baušninis kranas sukiojosi. Iš pradžių buvo planuota, kad muziejuje bus tik akvariumas, tačiau muziejaus vizija greitai prasiplėtė. Buvo atgabenti pingvinai, veikė jūrų faunos ekspozicija ir laivybos istorijos salės, pastatyta etnografinė žvejo sodyba. Galiausiai 1979 m. vasarą muziejus buvo atidarytas. Tiesa, kiek anksčiau nei buvo planuota, mat Palangoje tuo metu atostogavo svarbus pareigūnas iš Maskvos, kuris užsigydė apsilankyti šiame muziejuje. Susidomėjimas, aišku, buvo didelis. Lankytojų jau pirmais metais berods viršijo 100 000. Per dieną praeidavo vasarą, tai buvo jau paskutiniai vasaros mėnesiai ir savaitės. Būdavo taip, kad jau nepajėgėm visų norinčių priimti, jau didžiulės eilės iki pat marių nusitęsė nuo šitų kasų iki žmonių eilė. Pats jau tvirtovė buvo perpildyta, žodžiu, per dieną praeidavo ir keli tūkstančiai, ir 10 000 praeidavo per dieną. Galiausiai buvo nuspręsta, kad muziejus turi dar ne viską. Jam trūksta delfinariumo, todėl netrukus 1987 metais jis jau buvo pradėtas statyti. Tiek muziejaus, tiek kitomis technologijomis rūpinosi čia dirbę žmonės. Akvariumus, filtravimo įrenginius, kitą reikiamą techniką buvo galima pagaminti remiantis literatūra. Kiek sunkiau buvo su 5 metrų gylio baseinu skirtų delfinams. Tuomet patirties teko semtis lankantis kitų šalių panašiose įstaigose. Ir aišku, patirties jokios. Nuvažiavome į Batumį, tuomet prisimenu čia Alfonsas Žalys išrūpino tą kelionę. Nuvažiavome į Batumį nuskrydom, pasižiūrėjom. Ten mes pamatėm turbūt, kaip neturėtų būti, kaip nereikia daryti. Zoologijos sode delfinariumas, ten mes pamatėm tokią vokišką tvarką, kaip turi būti sutvarkyta, kaip palaikoma
kaip gyvūnų sveikata rūpinamasi, tas visas organizacinis aparatas. Na, o šiaip tai teko pasikliauti savo išmanymą ir savo atsakomybę. Vieninteliai vėlgi tuometiniai šaly veisėm tuos delfinus. Mums pavyko vis dėlto, tai yra pašėlusiai retas atvejs ir jo labiau, kad tokiems pradžiandantiesiems, kaip kokie mes buvom, tai buvo tarsi, na, tiesiog laimės toks dalykas. Muziejus nuo pirmos jo atidarymo dienos tapo pačiu lankomiausiu Lietuvoje. Šiandien čia taip pat apsilanko daugybė žmonių, o muziejus gyvas organizmas, jame gausu permainų ir naujovių. Atsiranda naujos ekspozicijos, laivybos istorijos ekspozicijos, net 2 salės ir viena nedidelė labai tokia salytė. Žodžiu, kad istorikam mūsų yra labai daug darbo, nes apskritai kuriama nauja visos laivybos istorijos ekspozicijos koncepcija. Stengiamės kuo daugiau propaguoti tą Lietuvos laivybą, Lietuvos jūrininkų istoriją, kad tikrai visi suvoktų, ypatingai Lietuvoje, kad suvoktų, kad Lietuva yra jūrinė valstybė, o ne šalis prie jūros. Naujausiamis muziejinėmis technologijomis nuolat naujinama gamtos ekspozicija. Muziejus labai aktyviai dalyvauja įvairiose projektuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Muziejus dalyvauja ir labai tokiam stambiam projekte kartu su Klaipėdos universitetu. Tai yra LIFE projektas, kurio rėmuose mes žadame įrengti tikrai labai informatyvę ir naudingą suaugusiam ir vaikui Baltijos jūros ekspoziciją. Didžiausias mūsų galvos skausmas tai yra akvariumo rekonstravimas, kuris šitas investicinis projektas yra jau prasidėjęs ir akvariumo rekonstravimui skirta įranga. Visa technologinė sistema jau yra gaminama Prancūzijoje. Delfinariumas jau dabar, kaip aš sakau, visiems sėdim ant griuvėsių ir delfinai laukia, kada grįš iš Graikijos, kada galės į savo gimtuosius namus kai kurie, nes kai kurie yra gimę pas mus delfinai grįžti ir tikimės, čia jau tokia optimistinė gaida, kad gegužės, birželio mėnesį jie turėtų vėl džiuginti mūsų lankytojas. Visus darbus ir projektus, kuriuos įgyvendina muziejus, būtų sunku ir išvardinti. Planų daug ir labai įvairių, nesiekiant ir toliau išlikti lankomiausių muziejumi Lietuvoje, kuriame per metus apsilanko apie 400 000 žmonių, reikia dirbti daug ir nuosekliai. Po trumpos pertraukos susitiksime su jaunu ir labai perspektyviu Klaipėdos dramos teatro aktoriumi Viačeslavu Mickevičium, o dabar Baltikum televizijos eteryje reklama. Išradingas, energingas, įdomus, kitoks. Tokių ir panašių apibūdinimų jaunam Klaipėdos dramos teatro aktoriui Viačeslavui Mickevičiui galėtume atrasti begalę. Šis jaunas kūrėjas turi ir įdomių bei mums keistai atrodančių užsiėmimų. Apie tai plačiau laidoje papasakos pats Viačeslavas Mickevičius. Viačeslavas Mickevičius, gimęs ir augęs Trakų rajone esančiame Rūdiškių miestelyje, jau tuomet buvo vietoje nenustygstantis ir charizmatiškas vaikas. Mokykloje labai reikšdavaus, būdavo ateini į pamoką, tai duodi mokytojai 15 minučių pakalbėti, lygės tavo laikas būdavo. Ir vieną kartą mokytoja sako, tau aktorinį reikėtų stoti. Aš sakau, kaip tai? Sakau, nu ateini aktorinį, baigi, tenai pasimokai ir tada gali vaidinti teatre, filmuose. Aš sakau, tai čia jau ne taip, kad čia taip reikia tokį dalyką padaryti, nes seniau kažkaip būdavo taip, kad kaviniai tave kažkas pastebi, pasiūlo, nu ir tada jau tenai darai, ką nori, jau žinai, aktoriauji. Pasirodo, reikia baigti mokslus. Nu gerai, čia 5 klasėje sužinojau. Būdavo tie
mokykliniai karnavalai. Nu, tengi jokios vaidybos, nulis, ten kaukė kažkokie pasidarai, bet būdavo jaudinės visą savaitę, galvoji, naktim nemiegi. Ir mane tas taip užvedė, taip užkabino, kad dabar čia yra nuo tų laikų turbūt vienintelis toks likęs jausmas nepakitęs, žinai. Ir tas labai fainai iš tikrųjų yra. Taip mokytojų paragintas prieš 7 metus jis atvyko į Klaipėdą studijuoti aktorystės meno pas Povilą Gaidį. Ateini į sceną, nu čainiką vaidink, pavyzdžiui, nu ar batinuką, nu ten, nu, kaip įsivaizduot, ar tu jo, nu, va, ta prasme, va, tas sunku būdavo, kad atsitrenki kaip į sieną ir ką daryti, ir kapstais, ir va, per tą išmoksti daug visokių dalykų. Ir man aš dabar, pavyzdžiui, aš dar tikrai, tiesą sakant, nesijaučiu aktorium, nesijaučiu. Kaip, pavyzdžiui, ateina aktoriai, tie tikrieji teatro grandai, jau teatre prabuvę daug metų. Nu, jie teatre prabuvę tiek metų, kiek man realiai yra. Atviras žmogus yra, geranoriškas. Visada visiems nori padėti, visiems ras ką pasakyti, linksmo, kad prajuokintų. Juokauja visą laiką, neusičiaudamas. Dar studijuojant teko vaidinti universiteto teatro scenoje, spektakliuose Šypsenos ir Šiaudinė skrybėlaitė, o baigiantis studijoms būsimajam aktoriui teko svarbus vaidmuo Justo Tertelio vienaveiksmėje monopjesėje pradedančiam aktoriui. Tai yra taip, kad aš vienas, bet aš ir tekstą vienintelis žinau. Tai realiai, va, tas ir gelbsti. Dar yra mano dėstytojas Povilas Gaidys, tai čia jo didžiausias indėlis, kad mes tą veikalą padarėm. Tik tai tas veikalas yra labiau skirtas teatro žmonėm. Ir tuometinė situacija buvo labai palanki tam vaidmenį sukurt. Nuomavaus kambarį pas vieną močiutę. Jei kokių 80 metų, namai apkrauti, visada tenai visokie kvapai vyrauja tame name, nuomojasi tenai, ateina, nu, ta prasme, visokius moralus skaito. Ta prasme, ir buvo dar, kad tuo metu dar ne aktorium dirbau teatre. Beveik metus, tuo metu, tą sezoną pirmąjį teatre, kurį aš buvau dekoracijų montuotojas. Tuomet teatro gyvenimas stebėjo iš kitos techninės pusės, kol galiausiai prieš 3 metus jis tapo Klaipėdos dramos teatro aktoriumi. Labiausiai tai teatre patinkantis dalykas ta meninė pusė. Statymas spektaklio, pjesės analizavimai, repeticijos. Aš dar tikrai, tiesą sakant, nesijaučiu aktorium, nesijaučiu. Kaip, pavyzdžiui, ateina aktoriai, tie tikrieji teatro grandai, jau teatre prabuvę daug metų. Nu, jie teatre prabuvę tiek metų, kiek man realiai yra. Ir jie, pavyzdžiui, gauna medžiagą, va čia tas, toj scenoje jie čia tą, taip. Ir jie jau mato ne žodžius, ne tekstą, o mato kaip kas kur vyksta ir jau atsispyrė nuo to stato spektaklį. Ir kai būna gėda, tai prasme, taip užsidarai savyje ir nu ir va taip žiauriai būna. Dar iki šiol va tas pas mane yra. Jisai jaunas, dar jam tobulėti ir tobulėti, bet jisai greitai gaudosi. Ir visai įdomi. Jisai turi, kas man patinka aktoriuose, kad jisai turi tą energijos tokios vidinės sprogstamosios. Didžiausią įspūdį jaunam aktoriui padarė darbas su garsiu Lietuvos režisieriumi, kuris Uostamiesčio teatre šį rudenį pristatė premjerą. Vienintelis toks, galim sakyti, spektaklis, kur, ta prasme, buvo egzaminas visam teatrui, tai kai Vaitkus atvažiavo statyti mergaitę, kurios bijojo Dievas. Jau ten buvo, ta prasme, jisai teatro pasaulį turi tam tikro tirono reputaciją, bet jin, man atrodo, gan, ta prasme, reikalinga. Nes aktoriai turbūt, man rodo, linkę aptinkt. Viačeslavas džiaugiasi, kad daugiausia gali išmokti vienoje scenoje dirbdamas su profesionaliais aktoriais. Tai tik tai iš jų ir mokaisi. Jo. Ir jie labai padeda ir, ta prasme, nes dabar 3 metai mes tam teatre esam, bet užsidaręs, bijai vaidinti, kažkaip toksai užsigniaužęs, prisimint grinai tas kalėdinių karnavalinių spektakliukų, tas jausmas toksai. Ir scenai būna ten akį pamerki, kai nusisuki, jau matai, kad tave palaiko. Ir žinai, kad jeigu net pasakytum frazę kitaip, jisai vis tiek išprovokuotų tave taip, kad pasakytum tą frazę teisingai. Tokie, va, čia jau tikra mokykla prasideda. Tai iš tikrųjų tas personažas tai yra, tai beveik, kaip man kiek išeina, pakankamai sunkiai. Kartais taip užgniaužia tą savyje, bet norisi su režisierium ginčytis. Kartais net atrodo, kad kardinaliai režisierius medžiagą netaip supranta. Nu, man taip atrodo. Po to jisai motyvuoja tą savo pasirinkimą ir su tuo sutinki. Ir kažkaip, nu ką, mokaisi tekstą, vaidini, ta prasme, ne vaidini, o
scenai ten veiki kažką ir matai, kad tas tekstas yra vienoks, o dalykas, ką tu nori būtent pasakyti tuo tekstu, yra kitoks. Nors Klaipėdos dramos teatre kaip aktorius dirba visai neseniai, tačiau jis neliko nepastebėtas, kaip charizmatiškas ir išskirtinių gebėjimų turintis atlikėjas. Pernai jam buvo įteikta jaunojo debiutanto nominacija. Už vaikišką spektaklį, kuriame suvaidinau 7 vaidmenukus. Vienas vaidmenukas su vienračiu važinėja, kitas žongliruoja, tokie pakankamai spalvingi personažiukai ir ta prasme tenai didžioji vaidyba vyksta kulisuose, kur tu išėjęs iš vieno personažo, per kokią minutę turi kitą kostiumą apsirengti ir išeiti jau visiškai kitų personažų. Ir ta prasme man gal čia tas buvo nominacija už taip, kad tenai aktoriai scenai vaidino, tu ten kankinies į kostiumus lendi, tenai visas šlapės. Čia Viačeslavas pademonstravo gatvės spektakliams labiau įprastas scenas ir teigia, kad tai dar viena veikla, kuri jį labai žavi. Pastaruoju metu jis daug laiko skiria kasdieniniams treniruotėms, kurios reikalingos norint gerai atlikti įvairius triukus. Šią veiklą jis susidomėjo prieš 6 metus darbuodamas Škotijoje, kai teko apsilankyti Edinburge vykusiame gatvės teatro festivalyje. Pirmi metai, kai dirbu toj gatvės teatras toksai, jisai yra su bendravimas su publika, cirko elementai, visokie gal klaunados nėra, aš tą žanrą labai gerbiu, bet jo niekada nekišu, jis man per šventas toksai labai sunkus ir subtilus žanras. Tai čia žongliravimo triukai, juos tik tai kažkaip pateikti kasdieniškai taip, kad žmonėm prie buities gal tą dalyką pritraukti. Stengiuosi, kad pasirodymo metu būtų įdomu tiek suaugusiam žmogui, tiek vaikui. Ir toks priėjimas. Ir labai fainai, kad nėra jokio paruošto teksto, viskas vyksta čia ir dabar. Išdalinu ten tas pagalvėlės, ant kurių visi susėda. Ir tiesiog toksai labai geras dalykas. Ir žiūriu, kai baigiu savo programėlę, kad labai nieks nenori skirstytis. Jo. Ir noriu ateityje Lietuvoje padaryti tokį jau Lietuvos mastų šalies lygmenį, tokį tarptautinį gal gatvės cirko festivalį. Pastaruoju metu jam vis dažniau tenka dalyvauti Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse organizuojamuose renginiuose susijusiuose su gatvės pasirodymais. Užsijama tais cirkais, jisai dega. Ir ugnį spjaudo, ir žongliruoja, ir balansuoja. Tai tiesiog toksai žmogus orkestras ir groja jisai. Įvairiais instrumentais tenai bando. Jam sako, čia su tuo instrumentu reiks pagroti. Jau kitą dieną jis jau kažką tai improvizuoja. Iš gatvės kylo teatras, tai kartais turėtų ir grįžti ją. Į teatrą žmonės ateina nusipirkę bilietą, jau su tikslu pažiūrėti spektaklį. Ir jau tu esi garantuotas, kad jie visą laiką išsėdės, išžiūrės, tada išeis namo tik tai. Gal kas po pertraukos išeis, jeigu labai nepatiks. Tai čia iš tokių neįgiamų dalykų. O gatvėj, tu žmogų, ta prasme, savo įdomumu turi papirkti, jisai nieks neįgaliotas, jisai gali eiti, nusipirkti, jisai neįgaliotas peržiūrėti tavo tą pasirodymą. Tu jį turi sudominti. Ir nuo tavęs priklauso, ar jisai nueis, nusipirks ledus ir nueis prie jūros, ar visą valandą liks stovės ir žiūrės tavo pasirodymą ir dar po pasirodymų kapeikų primėti. Viačeslavas užsimena dar apie vieną savo pomėgį, kurio užsima laisvu nuo repeticijų ir treniruočių metu. Aš čia turiu Klaipėdai, Kretingaliai, tiesą sakant. Turiu savo arkliuką, brolis atidavė, auginu pas ūkininką ir pajodinėju reguliariai, porą kartų per savaitę, geriausiu atveju, jeigu tai pavyksta dienotvarkę susitvarkyti ir prie jūros tenka pajodinėti. Čia labai geras sportas yra. Jaunojo aktoriaus ateities planuose gausu įvairiausių sumanimų ir idėjų, kurias jis nuolatos, kad nepamirštų, užsirašo į savo minčių knygelę. Kalėdinėmis nuotaikomis gyvenančiame uostamiestyje gausu kultūrinių renginių. Noriu pakviesti jūs į trumpą kultūrinių renginių apžvalgą. Gruodžio 2 dieną Klaipėdos etnokultūros centre buvo atidaryta tautodailininkės Kristinos Stasės Mažukaitienės karpinių paroda Sniegas namuose. Joje eksponuojama keli šimtai autorinių snaigių, o atidarymo metu buvo galima ir patiems pabandyti jas išsikirpti. Gruodžio 6-10 dienomis Ievos Simonaitytės bibliotekoje vyko Portugalijos savaitė Jūra ir žmonės. Jos metu Nuno Guimaras pristatė poezijos knygą Vienišas bei skaitė paskaitą apie didžiosius Portugalų jūrinius atradimus. Taip pat buvo atidaryta paroda apie portugalų kino režisierių Manuel de Oliveira, kuriam sukanka 102 metai. Jis yra vyriausias dar kuriantis režisierius pasaulyje, gyva kino legenda, nufilmavęs virš 50 filmų, kuriuos pradėjo kurti dar nebyliojo kino epochoje. Portugalijos savaitės metu buvo pristatyti 3 šio režisieriaus filmai. Gruodžio 17 dieną Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre bus atidaryta projekto Menas senose dvaruose 2010 baigiamoji paroda.
Jos metu bus pristatyta 9 menininkų iš Latvijos, Kazachstano ir Lietuvos kūryba. Laidoje papasakojame apie XIX amžiuje pastatytą karinį fortą ir jame įsikūrusi Lietuvos jūrų muziejų. Noriu užduoti konkurso klausimą susijusi su šia tema. Kelintais metais įsikūrė Klaipėdos jūrų muziejus? Teisingus atsakymus siųskite elektroniniu paštu info@artstreet.lt. Kitą savaitę iš teisingai atsakiusiųjų burtų kelių mes išrinksime vieną laimingąjį. Jam padovanosime kvietimą 2 apsilankyti Klaipėdos koncertų salės organizuojamo festivalio Salve muzika renginyje, kuris vyks gruodžio 28 dieną. Tai bus koncertas Žiemos skambesys. Praėjusio laidoje uždavėme klausimą, kada Kopgalyje atsirado pirmieji paplūdimiai. Į šį klausimą teisingai atsakė mūsų laidos žiūrovė Sigita Pikturnaitė, šiandien su ja susitinkame. Ir koksgi yra teisingas atsakymas? Teisingas atsakymas yra XIX amžiaus 4 dešimtmetyje. Taip, tai yra teisingas atsakymas ir iš kur jūs sužinojai? Žiūrėjau jūsų laidą. Labai smagu. Ir mes už teisingą atsakymą norime padovanoti tau kvietimą 2 asmenims apsilankyti Klaipėdos koncertų salės organizuojamame šventinės muzikos festivalyje Salve muzika. Ir vienas iš festivalio renginių vyks gruodžio 22, tai yra vokalo muzikos perlai. Gero klausymosi. Ačiū Jums labai. Prašau. Šios laidos konkurso nugalėtojų tapo Tomas Mikalauskis. Sveikiname. Džiaugiuosi, kad pusvalandį praleidote su Uostamiesčio kultūrai ir istorijai skirta laida Kultūra Plius. Susitiksime vėl kitą penktadienį po 8:15 vakare. Su jumis buvo laida Kultūra Plius.